Mes moteris esam tokios, kad visada tikimės, tyliai tikimės ir paskui negaunam kažko ir nusiviliam ir tie lūkesčiai mūsų, žinai, būna neišpildyti ir mes tada nusiviliam vyru, nusiviliam kažkuo, kad man nepadėjo, žinai. Man irgi tai buvo, aš visada būdavau tokia, kad ne, aš jam leisiu pamiegoti, žinai, aš geriau pati atsikelsiu prie vaikų ten, žinai, ryte ten ir paskui toks guli ir graužiasi ryte. O kodėl man nieks neleidžia pamiegoti, žinai, kodėl nei vieną kartą jisai nepasakė, tu pamiegok šiandien, aš atsikelsiu, suruošiu vaikus į mokyklą, žinai, ten, nes tu naktį blogai miegojai. Nes jau taip įprasta tiesiog. Taip, bet tu paskui sužinai, kad, kai tu domiesi vyrų, moterų skirtumais, tu sužinai, kad vyrai tiesiog, jo logika kitokia, jų prigimtis kitokia. Moteris yra iš prigimties tokios, kurios yra duodančios ar ne kitiems, o vyrai iš prigimties čiut egoistai. Ir tai yra natūralu. Ir kai tu tai žinai, tu supranti, kad jis ne iš blogos valios nepagalvoja, kad galbūt tau reiktų pamiegoti ten ir panašiai. Ir tu tada nusimeti tuos kaltinimus, žinai, ir tada supranti, kad tau tiesiog reikia gražiai paprašyti. Tai kiek laiko užtruko, kol išmokai šitą savo santykius? Ties 3 vaiku.